apsilanko yra pažįsta tėvo artumą. Aš kaip pagalvoju, tėčio dienos proga, kad visą laiką mes galvojam, kad savo tėtį pažinojom, ne? Imkim, kad tai mano tėtis. Bet kai pažįsti Kristų, supranti, kad tėtį tu pažinojai netikrą. Arba taip, jis biologinis, bet jisai nuodėmės paliestas. Nuodėmė jį pakeitė, jisai nėra toks, kokį Kristus jį mato. Ir aš jį mačiau visada tokį, koks jis buvo nuodėmės paliestas. Todėl sakyt, kad aš šį tikrą pažinau, aš nežinau, koks jis Kristuje būtų, koks jis kaip pažintum. Todėl man kaip tėčių šiandieną, man irgi taip pat yra svarbu, kad vaikai mane pažintų ne tokį, kokį pasaulis mane suformuoja. Mano tėtis suformavo alkoholis labai stipriai ir jį pakeitė ir man teko jį pažinti kitokį, silpną, persekiojimą nuo savo silpnybių ir panašiai. Bet kai tu pažįsti Kristų, norisi, kad vaikai mane pažintų jau ne pasaulio apvalkale, bet Kristaus rūbe, jo nuolankume, jo artume. Todėl imkime būti šitoj vietoj, tiek tėčiui, tiek mamai, tiek vaikui yra nuostabiausia vieta, nes tu būsi toks, kokį Dievas tave sukūrė ir tai, ką tau numatė. Be jo, mes šiandien kaip tik pastudijuosim, panagrinėsim, kas būna, kai be jo mes gyvenam, į ką mes pasiduodame ir kaip judame. Todėl mes toliau tęsime tai, ką, nežinau, jau kiek laiko tęsiu, Galatams laišką ir šiandieną mes turėsime Galatų laišką 4 skyrių ir nuo 8 iki 20. Nežinau, kiek spėsiu paliesti, bet apsiribau šitom eilutėm. Pradžiai, kad suvokti tai, kad kol Paulius dar nebuvo atvykęs pas Galatus, tai buvo tiesiog stadmeldiška praeitį turinti tauta arba grupė žmonių, kurie nepažinojo gyvojo Dievo, pažinojo, jie šalia gyveno su graikais, graikų dievybių N+K ir todėl jie turėjo persipynusi aplinkos, garbinimo ir visokių kitokių stabų ir elementų. Ir kai Paulius pirmą kartą pas juos nuvykęs paskelbė Evangeliją, mes matome, kad jiems tai patiko. Ir pasižiūrėsime, ar ilgam tai patiko, ar mums ilgam patinka, kai mes sužinom tiesą. Kiek tiesa, kurią mes pažįstam, išsilaiko mumise. Ir pabandysim taip netgi pailiustruoti, atsinešiau, pasižiūrėti. Ir gal prieš tai paskaitykime. Taigi, Galatams 4 skyrius nuo 8 eilutės. Kitados, dar nepažindami Dievo, jūs vergavote dievams, kurie iš tikrųjų nėra dievai. Bet dabar pažinę Dievą, arba autorius pasitikslina, tiksliau sakant, Dievo pažindi, kaip galite grįžti prie menkų ir vargingų pradmenų, kuriems ir vėl norite vergauti. Jūs laikotės dienų, mėnesių, laikotarpių, metų. Aš baiminosi dėl jūsų, kad kartais nebūčiau veltui dirbęs jūsų labui. Prašau jūs, broliai, tapkite tokie kaip aš, nes ir aš tapau toks kaip jūs. Jūs visai manęs neįžeidėte. Tiksliau, jūs visai neįžeidėte manęs. Jūs žinote, kad pirmą kartą Evangeliją jums skelbiau negaluodamas kūnu. Ir jūs nepaniekinot ir nepasipiktinote, nors mano kūno negalia buvo jums išmėginimas. Bet priėmėte mane kaip Dievo angelą, kaip patį Kristų Jėzų. Koks tai buvo palaiminimas jums, aš galiu paliudyti, kad įmanydami būtumėte išlupę savo akis ir atidavę man. Nejaugi tapau jūsų priešų, kalbėdamas jums tiesą. Jie uolus ne jūsų labui, bet norėdami jūs atskirti, kad būtumėte uolus dėl jų. Bet gerai visada būti uoliems dėl gero, o ne vien tuomet, kai esu pas jūs. Mano vaikeliai, dėl jūsų aš ir vėl gimdymo skausmuose, kol jumyse išryškės Kristus. Norėčiau dabar būti pas jūs ir prabilti kitaip, nes
nežinau, ką man su jumis daryti. Paskutinė eilutė neviltis, Paulių. Nebežinau, ką daryti. Kiek kartų jūs išgyvenot, kai auklėt savo vaikus? Jau nebežinau, nei ką pasakyti, nei kaip prieiti, nei kaip padaryti. Labai patiko vieną frazę, tokią mintį išgirdau. Sako, kaip prieiti prie paauglio? Sako, taip, kaip miške prie stirnos. Tai yra antiek jautru, kad tu ieškai tų būdų, kaip pasakyti, kaip palenk, ką pasakyti, kad neužpyktų, kad nepagalvotų. Kaip pasakyti savo vaikams, kad jie nepagalvotų, kad tu drausmini, baudi, nekenti, tau paranku tokį turėti vaiką ir panašiai, bet kad jie matytų, kad tu jį myli, kad esi mylimas. Ir Paulius taip išgyveno dėl Galatų, tarsi jo kūdikis, nes kai jis paskelbė, nes šitas laiškas jau parašytas po apsilankymo. Jau ten buvo. Ir todėl pabandom pažiūrėti, dėl ko jis taip pridėjo, ką jis ten tokio pamatė. Mes iš praeitų pamokslų aiškiai matėme, kad iš Jeruzalės atvykdavo kiti mokytojai ir mokė laikytis įstatymų. Ir mes nagrinėjom, kad Dievas pirmą pažadą davė, o įstatymas atėjo po 430 metų. Ir Dievas primena, kad tas pažadas yra Kristus. Ir mes per Kristų žiūrime Dievą ir Dievas per Kristų žiūri mus. Būtent per šitą auką mes turime atvirą kelią tiek pas Dievą, tiek Dievas pas mus. Todėl įstatymas buvo tik auklėtas tam laikui, kaip mes ir vaikus paauklėjom, kol jie subręsta, išeina iš mūsų, mes panaikinam savo namų įstatymus jiems, nes jie jau kūrė savo. Tai reiškia, kad jie gyvena grinai patys jau kurdami savo taisyklės ir savo nuostatas. Bet kai į santuoką einame, pagal įstatymą viens kitam mes negalim santuokos rūmose pažadėti. Darysiu tą ir tą, nes tu nepadarysi. Mes žmonės iš prigimties laužom įstatymus. Bet mes santuokoje vienas kitam pažadėjome. Ir kai mes pažadėjom, mes stengiamės laikytis, kaip ir Dievas pažada. Nesvarbu, kaip tau atrodo, kad žmona ir vyras turi elgtis, bet tu pažadėjai. O pažadas neturėjo dar tavo taisyklių, kaip turi elgtis ir panašiai. Tai tuo vadovaujantis, būtent Paulius ir bandė paaiškinti Galatams, kad jūs laikykitės to pažado, to, kuris yra Kristuje išpildomas, o ne taisyklėse. Todėl šiandieną pažiūrėsim, kodėl tie Galatai, tiek norėdami išlupti akis Pauliui dėl tos žinios ir Evangelijos, kur sušuko haleliuja, kaip sužinai ką nors. Ir rūbai, pasipuošiau kaip tėtis baltais, jie neapsprendžia mano šventumo, tai tik balta spalva. Dvasingumas sprendžia tikėjimą Kristumi. Tai todėl, bet gali pagalvot, kad jei gražiai pasipuošiai, gražiai jautiesi ir puikiai save disponavai, prezentavai, tai tu jau tavo gera diena. Bet širdis gali būti toli, kaip pavyzdys. Kaip ir sakau, savo tėtį pažinojau per nuodėmės palikimą, jame. O taip norėtųsi pažinti mus vienas kitą per Kristų. Todėl skaitome nuo 8 eilutės. Kitados dar nepažindami Dievo, jūs vergavote dievams, kurie iš tikrųjų nėra dievai. Ir aš tikrai šokė buvau, nes aš tikrai nežinau. Įvedžiau Wikipediją paklausti graiko dievų sąrašą. Tai graikų dievų sąrašas apie 200 dievų. Aš galvojau, wow, kas čia jiems buvo negerai. Bet jūs nenustepkit, žinokit, ir su mumis yra negerai, kai sužinosim. Aš tik keletą pasižiūrėjau. Tiesiog pagrindinis dalykas, kodėl žmonės tiek prisidarė dievų, rasti palankumą sėkmingam, laimingam gyvenimui. Man reikia, ko reikia? Augimo dievo. Tai einu pas Adonis. Žinokit, aš mintinai nežinau ne vieno, tai todėl. Reikia, kad išgydytų. Eini pas Akeso deivę. Reikia, kad daržai ir gėlė žydėtų. Sodininkai. Jums reikia pas Antėją. Jo. Kas medžiot mėgsta? Yra medžiotojų. Artemidė. O kas žvejot mėgsta? Žvejų turim? Pas Brizo deivę. Žemdirbystė, kas užsiema. Demetra. Kas vaikų nori turėti ir negali.
žvejų, žemdirbių sakiau, žvejų. Sakiau, toj. Žinokit, aš čia šaudau, tai aš tada žvejų. Jo, brizo. Briza tokia, ne, man pagauk. O įdomiai vienas pavadinimas, galvoju, iš kur tas žodis, gal rasiu. Koma, ne, mes sakom, pagavo ko. Tai yra linksmybių dievas. To prasme, to euforija, to prasme, perteklyje. Aišku, yra mūzų deivė, ne? 3 net jos yra. Dainos ir balso aoidė, meletė, praktikos mūza, mneme, atminties mūza, kam trūksta. Neskaitysiu, nes dar išmoksite. Jo, nes jaučiasi susidomėjimas be galo. Šeimos židinio, nenorit gražo židinio, hestija. Ir ta prasme, ir tada tu pradedi galvoti, apie ką tu čia, Pauliau? Jūs vergavote dievams. Kiekvienas turėjo nepažinęs Dievo, tam tikrą Dievą, kur ieškojo savo aukomis palankumo. Tai yra eidavo, aukodavo, kas ką suprato, kas ką sugebėjo ir tą atiduodavo. Galvoju, kokie čia dar tokie įdomu. Gal užteks, ar ne? Miego ir sapnų deivė. Nesakysiu. Tai va, tai šitoj vietoj, imkime, mes matome, kad Paulius, kai sako, kad vergavote dievams, ne? Tai dar galima paminėti, kuris stiprus iki šiandien dar stovi ir laikosi, tai yra stichijom. Vandeniui, ugniai, dangui, sauliai, medžiui ir visokie kitokie. Savanorystėje turiu tokį vieną ženklelį, kur mes nagrinėjom šventes. Ir aš buvau šokiruotas, kaip, pavyzdžiui, Joninės. Jonas Krikštito kilmė, paparčio žiedas, ugnies laužo kūrenimas, vainikų pagonių šventė ir užkelta krikščioniška ale. Jeigu Velykose neturim Kristaus ir kiaušinių dažymą. Ir dar lygiadienis, jo, teisingai. Joninėse, o Velykose prisikėlimo pavasario šventė, ne Kristaus, pavasario. Ir tu matai, kad mūsų tauta gyveno pagonišką etapą, reformatišką ir po to katalikišką. Ir vyko natūrali, kaip tarp verslininkų, konkurencija. Ir metė vieną ant kitų šventės, kad užgožti vieną, kad išliktų kitą. Bet realiai išliko viskas. Tai todėl Galatams, kaip Paulius rašo, būtent tą jis mato, kad pristatė judaizmo tikėjimą mokytojai, kurie ne Kristų, o įstatymą ir gyvas tikėjimas ir pagoniškas graikų. Ir gavosi bendruomenė krūva tų visokių kratinių. Ir dabar, norint, kad visą tai patraukti arba kad sutvarkyti, išvalyti, jisai sako, aš net nežinau, ką daryti. 20, ne? Norėčiau dabar būti pas jūs prilti kitaip, nes nežinau, ką man su jumis daryti. Nes 11 eilutė sako, aš baiminosi dėl jūsų, kad kartais nebūčiau veltui dirbęs jūsų labui. Tarsi kartais tu gali pamatyti tarsi beprasmybę, ne? Žiūrėkit, kai išgyvena, tave augino tėvai ir tu pridarei kokių nesąmonių. Ar tėvai to norėjo, tikėjosi? Nu ne. Dabar, kai mūsų vaikai auga, ne, tu tarsi to nori, to tikiesi vieno, bet išeina kartais ir kitaip. Ir ką daryti? Kaip, kad tiek dirbom, tiek prakaito, tiek visko investavom ir čia šas ne taip, kaip tu tikėjais ar norėjai, ne? Taigi, prie graikų dievybių dar stichijos visokios, ne? Tai yra gamtos garbinimai. Ir jie ieškojo visi iki vieno dievų palankumo. Kyla toks tylus balsas viduj. Įdomu, kokio aš palankumo šiandien ieškau. Ne? Tai va, tai dabar pabandysim truputį pasižiūrėti. Aš neatsimenu, iš kokios knygos aš paėmiau šitą metodiką, bet man jinai stovi ilgai ir aš ją taikau visose gyvenimo srityse. Tai pabandysim pasižiūrėti. Kažkur tai siūlė turi būti. O. Kažkur gabalas. Gerai.
Ir pajudėsim tą linkme. Mes taip pat, ne, pamatėme dar vieną iš sūnaus palaidūną, kai praeitą kartą žiūrėjome, ne? Tai šiandieną tokį kirtį galim uždėti iš sūnaus palaidūno, kad kuris arčiausiai sūnus tėvo buvo. Vyresnysis, ne, tas, kuris tarnavo. Bet jis taip pat nepažino Dievo, ne? Tai reiškia, kad buvimas bažnyčioj ar švaistantis kažkur, tarsi kartais galvoja, kad tas švaistūnas greičiau ateina pas tėvą, negu tas, kuris nuosekliai viską vykdo ir daro. Todėl, kad įstatymas. Palankumas, tai reiškia, kad ieškojimas palankumo, tai reiškia, kad bandau ieškoti priemonių, įrankių, kaip savom pastangom būti geresniu Dievui. Šventesniu, tyresniu, puikesniu, geresniu. Todėl krikščionys, kurie nustoja įsitikinimo, kad Dievas myli ir priema juos Jėzuje Kristuje, nepriklausomai nuo jo dvasinių pasiekimų, nesąmoningai tampa radikaliai nesaugiais asmenimis. Tai reiškia, kad jie pradeda savo gyvenimą traktuoti su palankumo darbų vykdymais, kažkokiais elgsenom. Todėl Pauliaus žiniai, kad nieko nereikia daryti, tik tikėt, jiems tarsi trūko kažko, kai aplink matė, kad visi palankumą užsitarnauja. O čia atvirkščiai, Dievas atėjo, atidavė sūnų ir užtarnavo palankumą žmonių akise pats. Jisai parodė pirmas palankumą, atiduodamas sūnų, ir tuo išgelbėdamas mus nuo noro patiem ieškoti palankumo. Ir gaunasi, kad jie kur kas mažiau saugus nei nekrikščionis dėl nuolat gaunamų žinučių iš savo krikščioniškos aplinkos apie Dievo šventumą ir jiems derantį teisumą. Kai tu girdi, kad turi būti šventas, teisus, jeigu tau kyla mintis, kaip tu tai darysi, tu jau blogai mąstai. Nes tu negali padaryti, Kristus tai padarė. Tau reikia tik tikėti ir sekti. Jų nesaugumas pasirodo puikybėje, nuosavas teisumas piktame gynybiškume, kitų kritikoje. Iš paskutinių jie kabinasi įstatymišką, farizėjišką teisumą. Tačiau pavydas ir kitos nuodėmės dygsta iš juose įsigalėjusio nesaugumo dirvos. Tai yra, kai tu jautiesi, kada tu jautiesi nesaugus. Pavyzdžiui, pavyzdys, imkim, jeigu tu žaidi futbolą ir treneris yra tavo tėtis. Va, turim Ramūną, tėtis, tenisą. Ir vaikas suklydo. Ar dėl to, kad jis suklydo, jis jaučias, kad jau ne to šeimos vaikas? Pasiaplanko tokias mintis, kad ne. Ta prasme, nes jis pažįsta, kur augo, kas jį maitino, kas jį rūpinosi, ne? Jis natūraliai, jam nekyla tokio klausim. Bet mes, kai prisidirbam, mes galvojam, kaip čia ką padaryti, kad atsistatytų mano tas santykis su Dievu. Ir yra tai klaidinga. Nes santykį atstatė Kristus. Jis viską padarė. Mūsų vienas iš nuostabiausių dalykų Dieve, kai tu suklysti, jis tyli ir laukia, ką tu darysi. Kai tu suklysti, velnias tave kaltina ir žiūri, kaip dar labiau tave apkaltinti, sudirbti. Bet Dievas tyli. Jis laukia, kol tu atsiprašysi, atgailausi ir vėl ateisi pas jį. Nes jisai žino, kad tu negabus be jo gyventi šičia. Todėl galime pasižiūrėti labai į vieną dalyką. Čia piešiu stalą. Ne? Čia esu aš, tu, mes. Jie, jo, jūs, jo. Ir čia yra, kas manot? Teisingai, koja. Taip, ne? Ir čia mano gyvenimas. Karūna mano, ne kažkokia. Ir žiūrėkit, kai patikim Kristų, tikėjimas Kristumi laiko mane. Aš stoviu ant jo. Visada būnu su juo. Bet kas atsitinka? Ateina ir sako,
Čia tau kažkaip trūksta. Tau reikia dar vienos kojos. Kas? Pinigai. Pavyzdys. Kokią dar koją pasiūlytum? Ant ko laikomės? Sveikata. Kas dar? Nu kaip be kompo? Ane? Kaip be kompo, vaikai? Kaip be telefono? Kaip be jo? Nu, plius telas. Ane? Kas dar? Kas? Gali pakartot? Žemė? Turtas. Namai, ne? Pinigai, turtas. Gerai, turtą, ne? Tiks? Labai ačiū. Turtas. Nu, kas dar? Pritarimas. Kas dar? Kas? Liūdesys. Nežinau. Jausmai. Jo. Vo. Ačiū, Vilmai. Jausmai. Ne, man reikia, kad Kristus dingtų. Ar tikrai? Gal vėl įsitrauk graikų dievus ir ką jie atstovauja? Godumas. Bet žiūrėkit, buitiškiau. Sodas. Šeima. O, matėt? Užkabinau. Mašina nauja. Mašina. Ir suprantat, ir vieną dieną tu ateini pasitikinti ir žiūri Jėzus. Ane? Nukrenta. Kodėl tu man krenti? Jo. Kas nori palaikyti? O, labai fainai. Ačiū. Tau prizas garantuotas, neišeik iš baigų. Tai tu vieną galą, va, tą prilaikyk, jis turėtų laikytis. Vo, ranką, va, taip. Arba čia prilaikyk apačią. Žiūrėk, apačioj prilaikyk, kad tu... Žiūrėk, davai padarom, kad tu komfortiškai jaus. Atsisės. Gerai? Okay. Kuo vardu? Jaunis. Jaunis, aš Deividas. Jaunas, tai už tau gali laikyti. Atitinka var. Tai va, ir tada tu supranti, kad jau tavo gyvenimas laikosi visiškai ant kitų vertybių. Tai yra, tu pradedi stovėti pilną ant kitų kojų, negu tau viešpats davė. Nėra blogai tos kojos, sodas taip pat nėra blogai. Esmė, kur prioritetai, kur vertybės. Ane? Čia gali būti ir šlovinimas, ir maldos tavo, perteklinės ir didelės ir visiems gyriamos. Visokios gali būti. Ta prasme, aš visur galiu, aš net galiu paslėpti, aš dabar dalinuosi, tai jūs jau suprantate, ne? Ir aš galiu paslėpti, kad Kristaus gali nelikti. Bet aš silpnas ir man pačiam reikia tos kojos pastoviai primint, kad jin man reikalinga. Be jos visi šitie dalykai nieko. O dabar ką nupiešiu? 2 dienas buvau. Klausiau, studijavau, nagrinėjau, aiškinaus. Kokie čia markeriai? Jau visus panaudojau. Nu gerai. Naujausia banga, kuri ateina į Lietuvą. Jinai sako, kad Jėzaus, čia aš perfrazuosiu, juoda tinka. Jo, juoda turiu. Ne, raudoną padarom. Padarom raudoną. Kad ateina nauja. Ir kas tai yra? Kas pasakys? Dirbtinas intelektas. 2 dienas login konferencijoje buvau. 300 pranešėjų. Praklausiau, 8% visi apie dirbtiną intelektą. Ir kas įdomiai, padariau išvadą. Dirbtiną intelektą paskutinė paskaita kritikas buvo, kuris sudirbo. Ir toje kritikoje išgirdau vieną dalyką. Kodėl žmonės dirbtiną intelektą šitaip nori pažaboti, paimti? Todėl, kad galų gale jie nori, kad už juos pradėtų viską daryti, o jie nieko. Kodėl? Juk Kristus tą padarė, o jį atmetė. Bet pasiema šitą, ane? AI, jeigu anglų kalboje, tai imkim šiuo atveju, į jį visą sudeda. Aš buvau kitam planetui, aš negalvojau, kad šitą žmonė, aš galvojau, kad aš kaime gyvenu visiškai, kai aš pabuvau login konferencijoje. 300 pranešėjų, 7 scenos, kas 20 minučių keičiasi.
Lakščiau kaip ciucikas, kad spėti, kur išsirinkau, ką noriu. Buvo labai gerų pranešimų, ta prasme. Bet kad dirbtiną intelektą, gerai, paleidžiam, nukris, ačiū tau, Jonė. Nepamiršk prizą atsimti. Tai va, ir tada tu supranti, kad šiandieną pasaulis ieško to momento, kada nereikia klausyti Dievo prakenkimo dėl nuodėmės, kad tu dirbsi žemę kaip po prakaitų. O dirbtinas intelektas sako, tau jau nebereikės prakaituoti, už tave viską padarys. Ir dar pinigus gausi, Maskaus pranešimas paskutinis. Aš čia nereklamuoju dirbtinio intelektą, aš rodau, kiek kojų ateina, kad pakeisti Kristų. Ir tai tik tai, jeigu nebudėsim, nesidarysim, nematysim, kas vyksta, mes taip pat nueisim toliau. Ir einame. Atsičiūkinam, iš komos linksmybių išlendam ir žiūrim, wow, o kur Kristus? Ir vėl iš naujo kabinės. Čia aš apie save kalbu. Praeina kažkoks laiks, man žiūriu jau nutolau, vėl man grįžti reikia. Ar kaip sūnus palaidinas, ar kaip tas. Ir jokiais būdais mes nepakeisime Kristaus. Todėl, sako, bet dabar pažinę Dievą, arba tiksliau sakant, Dievą pažinti, faktas, kad Dievas pirmą mus pažino ir leido jį pažinti, kaipgi galit grįžti prie menkų ir vargingų pradmenų, kuriems ir vėl norite vergauti. Paulius sako, kad tai, ir jeigu sekant eilutę perskaitysiu, jūs laikotės dienų, mėnesių, laikotarpių ir metų. Čia kalbėjo apie švenčių laikymasi, apie tradicijų laikymasi, čia judaizmo jau buvo įlindę mokytojai, kurie jiems mokino ir dėstė, kaip jau reikia apsipjaustyti, reikia tą, šabo, ten to laikytis. Bet Kristų, jeigu mes pažinom, mes suprantam, kad negalim, kaip sakyt, arklį statyti už vežimo. Pirma Kristus, po to visa kita. Pirma pasietėjt, pasibūti. Todėl Paulius 11 ir tai sako, aš bainos dėl jūsų, kad kartais nebūčiau veltui dirbęs jūsų labui. Ir čia būtent jis ir matė šitą nukrypimą. Ir jeigu šiandieną mes galvojam, kad tai buvo prieš 2000 metų, tai šiandien jau drąsiai galim sakyti, vyksta ir šiandieną. Tie patys pakaitalai, tos pačios kojos, kurios nori tvirtinti tavo gyvenimą ir jį palaikyti, kad tu galėtume. Ir todėl mums reikia budėti ir kas ateina žiūrėti. Jeigu planuoja, kad mes jau nebedirbsime, neįsivaizduoju, kaip realizuos žmogus. Aišku, mažai tikiu to socializmu, bet sumažinti jau dabar sumažinę, iš tikrųjų darbo vietų sumažėja, iš tikrųjų yra, bet atsiuntė draugas įrašą, kur vienas miestas jau šiandien Amerikoje yra, kur dirbtinas intelektas gyvena tarp žmonių. Jie patys nevairuoja, maisto negamina, jiems viską pagamina, šaldytuvus pripildo, į parduotuvę atėjus vežimėlis nuskanuoja bet kokią prekę metant į jį ir rankos uždėjimo viskas paimama. Ta prasme, aš žiūriu ir galvoju, gerą filmuką, bet realiai kaip po tokios konferencijos, aš suprantu, kad tai jau vyksta. Kaip mes į tai reaguosim, kaip mes tai priimsim. Svarbiausiai tos pagrindinės kojos nepamest. Kristaus. Nes jis mus iš visų tų dalykų ir išlaisvina ir išgelbėja, ne? Todėl iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Evangelija eliminuoja paskatą paklusnumui, bet iš ties laisvė nuo baimių ir pasimerkimų veda į tikrą paklusnumą Dievui. Nes mes bijom blogai gyventi, bijom nusivilti, bijom skausmų, bijom emocijų, visko bijom ir todėl ieškom būdo, kaip padaryti. Bet tais gerais darbais mes nepagerinsim savo gyvenimo. Pagerint galim tik tikėdami Kristumi. Tik Evangelija atskleidžia Dievo grožį ir mes jį pamilstame tiesiog, kas jis yra. Nes kažką pridėti prie aukos, tai tas pats, kas pasakyti per silpnai, per mažai, aš geriau galiu. O tu geriau nieko negali. Geriau mes galim nusidėti, labiau nusidėti. Dugną pasiekę galim dar dugną kasti. Iškasę dugną dar galime. Tol, kol gyvi galim leistis į begalę. Bet Kristus ir ten nusileido. Ir iš ten mus visus pakėlė ir surinko ir pasakė, ateik. Ateik pas mane ir tu matysi, kas yra laisvė. Vienas buvo pranešimas apie mobiliuosius telefonus, nes jaunimui buvo erdvės skirtos, kur mane labai irgi domino Z karta.
Mokslininkai jau šiandien patvirtino įrodė, kad gyvenimas telefone sutrumpina brandą. Tai yra, atsiprašau, prailgina. Subręsta iki 26 metų, kas turėtų subręsti iki 18. Vėliau, jo, tai yra tiesiog, nes, aš gal pagrįs, todėl, kad nesocializuojasi, nėra akių kontakto, nėra trinties, nėra supratimo, kas gerai, kas negerai, nes tu gauni nuolankų paklusnų tarną, kur ką bedarai, jis viską atsako. Tik sunervina, kad ne taip, kaip tu nori. Ne? Bet branda sustoja. Ką su tuo daryti? Čia kiekvienas atsakyta, ne? Vėlesnė branda. Kitas toks įdomus buvo, ar tuoksimės, ar bus santuokos ir vestuvės 2034. Psichologas dėstė. Žiauriai patiko. Įdomiai labai, humoristiškai, kaip Gongoras truputį per juokus į santuoką. Tai jis pasakė taip, tai gaila, kad senatvėj pradėsime tuoktis. Tai tokį humorą, kad anūkų iš vis nematysime ir jeigu nesustosime. Ir man įdomiai labai nuskambėjo, kad sako, sudaužytas gyvenimas, kas jį atstatys ir kaip panašiai. Ir įsimetė tezę, žinau, kodėl jis Kristaus nepaminėjo. Sakė, nėra gyvenimo, kurio negali atstatyti, neįmanoma. Psicholog. O aš sakau, nėra gyvenimo, prie kurio Kristus prisilietęs negali atstatyti. Ta prasme. Tai vat, daugiau nesiplečiant, tai tikrai, kaip pasakyti, paverčia tave, kad kam tau tas Kristus? Lenk nugarą, varg, nes ten dalino ledus nemokamai, žaidimai kompiuteriniai nemokami, fūrą vairuoji, gauni dovanų kuprinę, kavą nemokamai, saldainiai, antistresiniai kamuoliukai, viską tave apipila. Bet Kristaus nesiūlo, nes tu grįžęs, jeigu taip pat tų pačių dalykų norėsi, pražudysi. Taigi, judam toliau. Mes nesame išlaisvinti iš moralinio įsakymo gyvenimo būdo prasme, bet esame laisvi nuo jo kaip savo išgelbimo ir primtinumo Dievo būdo. Tai reiškia, kad būdas mūsų yra vienintelis – tikėjimas. Visi kiti būdai yra paklusnumas ar darimas. Mes galim paskaityti, tuoj pasižiūrėsiu. Vieną eilutę noriu rasti ir galvoju, aš dabar ją čia pasižymėjau. Kaip jūs jaučiatės? Bet smegenis nebedirbtų. Būtent. O dabar jas mąsto, galvoja ir dėlioja. Čia galim ir jo, tiktų galima apie dievus, jie buvo, čia Romiečiams 1:25, jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir garbino kūrinius bei tarnavo jiems, o ne kūrėjui, kuris palaimintas per amžių samę. Ir Paulius sako, aš palieku viską už nugaros, nes siekiu laimikio. Taip. Ir Paulius mirė įstatymui, kaip išgelbėjo būdų ir per iš jo kylančio pasmerkimui. Paulius turėjo tą tobulą įstatymo pažinimą ir jis sakė, tai neveda mane išgelbėjimą, tai neveda prie Kristaus. Aš tai turiu palikti, tai laikau sąšlą. Aš supratau, kad viešpats yra ne įstatymas, ne jis gelbėtojas, jis tik mokytojas, vedantis į Kristų. Ir šitoj vietoj galim net paskaityti Galatams 2, 19-20. Sako, aš per įstatymą numeriau įstatymui, kad gyvenčiau Dievui. Esu nukryžiuotas su Kristumi ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Jis pamatė iš įstatymo visos plotmės, padėjo į šoną ir pamatė šviesą Kristų, ne? Pamatė tai, kas išgelbėjo. Nes kita pusė, jeigu žiūrėti Izraelio tautą, tai imkime natūraliai, kad kunigai, kai atnešdavo auką į šventyklą, Dievas žiūrėdavo ne į atnešusį, o į auką. Ir po to kaip tai jie daro, ne? Ir tas palankumas Dievui, kad jis nežūtų šventų švenčiausiai, aukos parinkimas, jisai įaugęs į tą. Ir mes žiūrėk,
Prisimink, kai įsimylėję, ne, vyrai. Arba moteris, nežinau kas kaip. Ką jūs tik nedarė tom dienom, kad įtikti, kad patikti, kad priimtų ir panašiai. Vieną liudimą praeitą savaitgalį klausiau, vienas žmogus sako, parašiau žinutę į Facebook, atmetė, bet sako, aš ištisai rašiau, kol įkalbėjau susitikti. Ir susitiko. O tu dėl Kristaus kiek pastangų neįdedi. Nu, vat tas santykis, kai tu myli, tu tai darai. Kai nemyli, kai nesupranti, ką Kristus padarė, ką jisai veikia tavo gyvenime, tada prisirenki darbų, ką tu galėtum padaryti, kad palankumą įgauti Dievą. Ir va šitos dalykus, aš galvoju, mes taip pat šiandieną nemažai mūsų gyvenimą ateina ir mes jų primaišome. Tai yra padarome, ko nereikėtų daryti. Ir žiūrint į visą šitą atkarpą, mes suprantame, kad Kristus išlaisvino ir patiems mums nereikia ieškoti to palankumo, nes pats Dievas jį parodė mums. Mums šiandieną tik reikia pasitikinti juo, judėti tą kryptimi. Ir dienas, kaip ir jeigu skaitytume Romiečiams 14 skyriuje, nuo 5 eilutės ten rašo apie dienų išskirimą. Vieni vieną dieną, vieni vieną išskiria, kitą išskiria. Viskas tvarkoja, jeigu tai sako darome kaip dėl viešpatės. Bet jeigu tai darome, kad patikt viešpačiu, kad geresniam pasirodyt, kad kitiems pasirodyt, mes jau prasilenkiam su tiesa. Mes tada kūrėm savo nuosavą teisumą ir įrodinėjom, kad mano pasirinkimas yra geresnis negu kitų. Todėl grįžimas prie dienų nėra blogai, jeigu jos teisingoje pozicijoje. Šiandien švenčiam tėvų dieną, ne? Ar tai blogai švęsti? Ne, bet jeigu tėvų dienos šventimą tu galvoji, kad vaikai daleidžiam, kad galės daryti nesąmonės namuose ir sėdėti prie kompo vakare kokias 5 valandas vietoj 2, tada jis klysta, nes jis jau ieško savo teisumo, kaip užsitarnauti ir užsidirbti iš tėvo papildomų valandų prie kompiuterio. Bet jeigu tu atėjai ir sušlavei kiemą, išplovei indus ir tėtis sako, ai davai, einam pažaisim kartu. Nu, to prasme, visai kitas lygmuo, visai kita materija. Ir todėl va šitie dalykai yra svarbu, kur tas žmogiškas, kūniškas motyvas, o kur tas dieviškas, dvasiškas. Ir Galatus, jis atvykęs, rašydamas jau šitą laišką, jis pamatė, kad jie nusprendė savom pastangom pradėti savo bažnyčią gyventi. Tai yra kūniško žmogiškas motyvas. Grįžti ir laimėti Dievui palankumą. Ane? Bet mes dažnai, žmonos, padaro skanų valgį, kad palankumą įgauti. Bet jeigu daro skanų valgį todėl, kad myli, jau jaučiate, ne, kad skirtingos svarstyklės. Vyras parneša visą atlyginimą dėl to, kad myli. Ar dėl to, kad gerai dirba. Parneša dėl to. Bet tie dalykai mumise jie kaitalios. Tos kojos stalo mūsų gyvenimo dažnai apipina mus. Aš žinau, centre mes vaikų centrai kūrėm vaikams. Stalas organizacija, koja yra vaikai. Ir laiko einant labdara iš užsienio, maisto bankas, projektai, stovyklos, tas. Ir žiūri, kad su vaikais jau nėra kada, nes reikia tą daryti, tą reikia, tą. Ir tada tu vėl užduodi grįžti, stop. O tai kodėl centras įkurtas? Kad maistą dalint, kad labdarą dalint? Ne, dirbt su tais, kurie ateina. Būt su jais, leist laiką su jais. Tai lygiai taip pat ir šeimoje aš galiu visą savo vaiką aprūpinti viskuo, ko tik nori, bet nebūt su juo. Ir tai prasilenkia. Ir čia aš Kristui ir Dievui galiu taip tarnauti, bet su juo neleisiu laiko. Nes galim prisidengti tiesiog šitais noro būt ir gauti palankumą iš pačio Dievo ar iš kito žmogaus. Žiūrėkit, imkime labai musė toks skaudesnis mūsų visuomeniai, kai įsivaikina vaiką. Tai vaikas jis nesielgia kaip nuosavas vaikas. Jis elgiasi kaip įvaikinta, jis bando ištisai įtikti.
kad tik tai negrąžintų atgal į vaikų namus, kad tik tai pasiliktų pas to. Ir jo širdyje nėra to suvokimo, pažinimo, pas ką jis atėjo gyventi. Ir jis bando per šitos motyvus, visus tos reikmenis, kaip jisai supranta, įtikti, kad galėtų. Po to, kai suauga ir tada jau pasako, kad tai buvo mano tėvai, mama tėčių vadinau, tada jau ne tu įsivaikinai vaikus, bet vaikai įsitėvino tėvus, ne, jeigu taip. Jie tapo jau tėvais jo, bet tam reikėjo patikėti, kad jie tikrai jos pasėmė ne dėl darbų statybos ar žemės ūkyje. Čia iš filmų, nežinau, kiek tikroviai tai yra. Todėl šitą visą Paulius išgyveno. Ir judam toliau. Sako, jis nuo 13 eilutės labai intensyviai būtent pradėjo aiškinti, kas jis yra, ne? Kad Paulius įvardina savo santykį su Galatais, kokį turėjo, kad širdį išplėšė, ne? Pažiūrėkit, mes kai būnam po kokio šventės ar stovyklavietės, kokie mes artimesni visi pasidarom. Ir pažiūrėk, kai būnam vasarą, jeigu įsiskirstom, mažai susimatom, tokia ir nežinai, kaip čia pasikeitė tas žmogus ar ne, ar jau kitur išvažiuoja, gal čia, ar pakeitė darbą, ar ten, bet kai būni kartu, tu pažįsti vienas kitą. Tai todėl Paulius jis dalinasi, kad sako, aš buvau su jumis kartu, jūs pažinot, mano negalę priėmė, tik šiandien dar ginčiasi, kas tai yra, arba tiksliau neįrodo. Mano, kad tai buvo tam tikra su nervų sistemos surišta raumenų sutraukimai, kur galėjo bendrauti, bet kūnas neturėjo gražios išvaizdos. Bet čia nesmė, tai niekur neveda ir negano mūsų, ne? Bet 13-14 eilutė, ką Paulius įvartina, kokį santykį su jais sako, jūs žinot, kad pirmą kartą evangelijum skelbiau negaluodamas kūnu. Ir jūs nepaniekinot ir nepasipiktinot, nors mano kūno negalė buvo jums išmėginimas. Bet priėmėte mane kaip Dievo angelą, kaip patį Kristų Jėzų. Sako, nepaniekinot, priėmėte, sutikote, viskas buvo gerai. Bet ką, kai tik palietė neteisingą jų elgseną, atsirado priešiškumas. Kartais žiūrėk, pabandyk pakoreguoti. Sutuoktinis tau, jeigu pasakys, tu čia ne taip darai. O tu kaip darai, ne? Ir jau. Bet kai įsimylėjom, kai pažadą davėm viens kitam, tokių net nekylo klausimų, dėl tavęs viską, ką tik pasakysi. Aš iliustruoju, kad tiesiog suprasti, kas tame vyko. Ir 15-16 eilutė sako, koks tai buvo palaiminimas jums. Aš galiu paliudyti, kad įmanydamas būtumėte išlupę savo akis ar atidavę man. Nejaugi tapau jūsų priešų, kalbėdamas jums tiesą. O tiesa buvo Kristuje ir jo atsivertime. Jis tą išgyveno, patyrė ir jis tai pristatinėjo jiems. Ir mato, kad jie netame gyvena, jie nusisuko nuo to. Ir jis dėl to sielvartavo. Ir jo tarnavimas skiriasi, nes toliau parodo 2 tarnavimo tipus. Tai Paulius jau pristatė, kitas. Kodėl? Sako, jie uolus ne jūsų labui, bet norėtų jūs atskirti, kad būtumėt uolus dėl jų. Jie uolus ne jūsų labui, bet norėtų jūs atskirti, kad būtumėt uolus dėl jų. Klausimas, kodėl fariziejai, kodėl įstatymo laikytojai taip norėjo, kad sektų paskui juos? Minia žmonės tautas. Taip, garbės norėjo, bet pagrindinis motyvas. Žiūrėkit, ar reikia vaikui, kai jisai turi tėvus, eiti ieškoti kitų tėvų? Turiu omeny, nereikia, ne? Kai tu neturi tėvų, tada tu eini ieškoti tėvų. Tai šitoje vietoje galim daryti išvadą, kad fariziejai, jie nebuvo užtikrinti savo išgelbėjimu. Jie nesuprato Kristaus aukos, nes jos nepriėmė, todėl jų gelbėtojas liko vienintelis įstatymas. Ir pagal tą įstatymą jie viską tai darė. Todėl, kai ir čia paišėm tas kojas, kad kartais neatsirastų vienintelis išgelbėjimas, kuris turėtų būti išnyko ir atsiranda pilna kitų mano gelbėtojų, kurie man padeda šiandieną gyventi. Nes patys dėl to nebuvo užtikrinti. Religingi žmonės, jie pameta tikėjimą Kristumi, pradeda visus aiškinti, kaip kas turi daryti, nes jie pradeda bandyti pateisinti savo gyvenimo būdą. Ta darė ir fariziejai. Jiems mokinių reikėjo dėl vienos priežasties, kad jie būtų ramus, kad jie teisingam kelyje ir teisingai gano, vadovauja arba tiki. Ir čia ateina toks Paulius, sako, tu neteisingai biškį kirtį uždėjai, ne darbais, o per Kristų.
Ir tada tu pažiūrėk, pas mane minė seka, už manęs visa Izraelio tauta, fariziejai, o kas jūs tokie žvejai čia iš kažkur tai. Ir jie neturėjo to, nebuvo šaknų į tikėjimą, net dvasia nebuvo atgimusi. Ir todėl jiems buvo vienintelis būdas pasiteisinti. Šiandien mes pasiteisinam ir vairiai. Ar esat pastebėję? Aš esu pastebėjęs, kadangi tenka susidurti, dirbant su turtį, kuo daugiau pinigų turi, tuo daugiau atrodo, kad žmogus viską žino. Bet jis tik popierių daugiau tu turi, kur yra įrankis galimybių pasiekti. Bet pats žmogus daugiau nežino nieko. Bet atrodo, kad jis tada nusimano ir ten, ir ten, ir ten, jis jau jį bet kur jau gali. Ir į politiką gali eiti, nes turi pinigų, gali rinkimus laimėti, nes turi iš ką investuoti. Bet ar tu myli tautą? Ar tu myli žmonės? Ar dėl jų tu eini tarnauti, ar dėl savo verslo? Čia iš rinkimų keletą rubrikų, kuris paaiškino, kad verslų turi ir man reikia biškį pagerinti. Tai vat, čia ir yra visos tie dalykai, Paulius pamatė, kad tai slypi būtent tose, kad jie uolus ne jūsų lab, bet norėtų jūs atskirti, kad būtumėte uolus dėl. Jiems reikėjo jų tam, kad pritartų man. Ne? Kartais bažnyčios Apolo, ne Pauliaus skaldosi, nes pritarimų ieškome. Vieno ar kito dalyko. Ir čia galime. O tu lankai grupelį? Ne, nelankai, tai labai mažai ką žinai. Palauk, pamatas ne grupelė. Pamatas meilė žodžiai. Ta tu gali daryti ir namuose. Bet gal tau trūksta ir nori su kitais. Aš kai paskaičiuoju, kokiose aplinkose nagrinėju žodį, aš džiaugiuosi, nes aš taip išsilaikau. Nes galvoju, jeigu ten nevažiuočiau, ten to nedaryčiau, aš būčiau dirbtino intelekto auka. Perdėtai, ne? Nes jis man viską darytų. Aš draugą supažindinau, papasakojau vieno žmogaus su dirbtiniu intelektu, kokias galimybės padarė, tai jis tiek užsidegė ir antrą dieną, sakau, girdi, tu jau pastoji su dirbtiniu intelektu, jau mane palieki, nebebendrauji su manim. Vis paskambint ir paskambint, sakau, parodyk dirbtinio intelekto programą. O, kiek klausimų, sakau, jungiam, kartu būna. Ta prasme, tu jau viskas, nieko nereikia, einu, radau išgelbėjimą. Ne, Kristuje tik yra išgelbėjimas. Todėl Paulius, šitą istoriją ir šiandien mūsų istorija, jinai nieko nesiskiria. Tik kultūriškai gal kažkokie kitokie mygtukai, bet realiai visi tie patys, ne? Tai va, todėl tu gali ir toliau sėdėti, arba kaip Jaunius ateiti ir padėti man palaikyti plakatą, ne? Tai ką? Juk pasirinkai padėti, o nesėdėti ant kėdės. Tai irgi pasirinkimas. Nuo mūsų pasirinkimų mes turim rezultatą ir vaisių. Ir vaisiai jie džiugina arba liūdina. Jeigu liūdina, mes ieškom aplinkos, kas pritartų. Jeigu nerandam, liūdim, kovojam. Ne visada uolumas atneša naudos, ypač jei tai už to stovi religija, išskaičiavimai, savanaudiškumas. Kokios šaknis, ne? Kas tai stovi už vieno ar kito dalyko? Koks mokymas? Buvo stendas sveikatos. Perskaitau, neneisiu. Kaip ilgai gyvent? Dieve, kaip ilgai gyvent? Jie man pasakys, nepasakys. 10 nuostabiausių mitų apie vandenį. O, tai bėgsiu jau kokią šaltinio babtose pilstytis, kad geriau gyvenčiau. Ne, Kristui yra. Tai prižiūrėti reikia, nepersivalgyti. Mes kažkada diskutavom vienoj šventai. Sako, koks keistas dalykas, tie, kurie valgo mėsą, kūdi kaip dviračiai, o tie, kurie valgo žolį, drambliai, arkliai, drūtis stambus. Kas pasakys šitą išmintį, kaip Dievas sudėlioja, kad iš žolės galiūnai užaugo, iš mėsos klajūnai, ne, kurie alkani pastoviai būna. Todėl visą, ką mes darome, neįsitikinimo, yra, sako, nuodėmė raštas. Todėl įstatymiškas dvasingumas moko pelnyti išsigelbėjimą savom pastangom, įstatymiškas. Todėl, kad patys mes to netikim arba dėl to nesam tikri. Diena, ne? Tu nežinai ir po mėnesio turėsi pinigų, bet realiai tau ne pinigų reikia.
tau reikia maisto. Su draugu vienu diskutavau, norėčiau 10 000, kad atlyginimą gaučiau mėnesį. Sakau, klausyk, 10 000, jo, sakau, o tikrai 10 000? Taip, o ką? Sakau, tau ne 10 000 reikia. Tu turi man pasakyti, kas už 10 000 stovi, kokie tavo norai. Ko tu nori už tų 10? Nes 10 000 jie čia gali gulėti, nieks nelies ir sudulės. Sako, net nepajau. Taip, tada 100 000. O kas už jo stovi? Ko reikia iš jų? Ką tu su jais darysi? Bet realiai tau reikia būti mylimam pagal Maslovo piramidę, nes save realizuoti. Tai yra, kad saugi aplinka, žmonės tave priimtų. Štai ko tau reikia. Su pinigais tai yra priemonė viena iš kojų, kad tai pasidarysi, laimingesnį gyvenimą, daugiau, didesnį namą nusipirksi, naujesnę mašiną. Ne. Jeigu tai tu arklį vėl pastatėjai į vežimo galą ir niekur nepajudi su savo laime ir džiaugsmu. Ir būtent fariziejai to atmesdami Kristų, jie kūrė savo laimingą gyvenimą šitais visais potekstėm virš 600. Nes kai tau pritarė tai, ką tu darai, tu jautiesi labai gerai. Palaimintas ir tikras, užtikrintas dėl savo tikėjimo. Bet ar Kristus taip pat mąsto dėl tavo tikėjimo, dėl tavo pasirinkimo, dėl to, kame tu šiandien gyveni? Ir tada pradedi suprast, kad žmogus šitaip elgdamas, jis kūrė savo reikšmingumą, savo pastangom ir jėgom. Atsimenat pradžiai tikėjimo? Aš iki šiandien atsimenu, kodėl mes taip darėm. Pas mus Abarius lanko bažnyčią, pas mus Abarius, ateik, tau reikia Kristus, Abarius lanko. Abarius ne Kristus. Bet taip ieškojom svarbių žmonių mūsų bažnyčiai. Pas mus nėra svarbių žmonių. Nebent tu, kuris neįvardinis. Aš tai nesu svarbus. Ir aš džiaugiuosi, kad Kristus mūsų tarpe turi būti svarbus. Ir kai skelbi, ten tas pas mus lanko, tas. Bet jeigu nieks nelanko, svarbu Kristus lankytų. Ateinu dėl jo, aš tai darau dėl jo ir jame noriu būti. Ir noriu nenukristi. Nes jei darau save darbus, kurie mane išgelbės, aš skelbiu ereziją tiek savo gyvenimu, tiek kitu. Tai va, baigt reikia. Ir aš visai baigiu. Jaučiu, kad jau... Taigi, mano vaikeliai, dėl jūsų aš vėl gimdymo skausmuose, kol jumise išryškės Kristus. Norėčiau dabar būti pas jūs ir prabilti kitaip, nes nežinau, ką man su jumis daryti. Gimdymo skausmuose turi būti ne tik Paulius. Gimdymo skausmuose mes patys turim kasdien. O skausmas tame, kad mums reikia atlupti tą seną gyvenimą, reikia atsisažadėti, atsisakyti geismų, geidulių, norų, statyti savo gyvenimą ant netikrų dalykų. O kai ateis dar toks, vienas patiko labai sako apie santuoką, sako, aš esu tinginys, beprotiškai didelis, todėl mano įkainiai labai dideli. Jis pagrindžia, kodėl pakėlė kainas, nes tingi dirbti. Ne? Kaip su Kristumi šitie reikalai. Tingiu ieškoti ir panašiai. Čia dviprasmiškai, tokie pasidėliojimai. Bet jie nebijo to išpažinti. O aš nenoriu bijoti išpažinti Kristų, kad jis mano viešpats, kad jis mane laiko visose gyvenimo srityse. Neatskiriant nieko. Jis mane laiko būti gerų vyrų, laiko būti gerų tėčių. Ar aš esu geras? Ne. Ar gavau šiandien palinkėjimų? Taip. Ar pravirkdė? Taip. Ar vėl būsiu blogas? Taip. Ir vėl būsiu geras? Taip. Bet Kristus nekinta. Jis ne žmogus. Jis visada tas, kuris laukia tavęs ir jam nereikia užtarnauti palankumo, nes jis parodė pats pirmas palankumą mums. Nepaliko mūsų duobėj, skylėj, juodoj. Jis atėjo ir sako, ne, aš jūsų nepaliksiu toj tamsybei. Nepažinsit jūs tos nuodėmės kitokios, dar baisesnės, nes sako, aš ją nugalėjau, aš ant kryžiaus mirdamas už jūs. Tai va, jeigu švenčiat, švęskite, bet tai nėra pirmumas, tai nedaro dvasingumo. Jeigu mylite, darote gerus darbus ir toliau darykite, iš meilės Kristui, dėl jo.
Tokią žinią Paulius ir bando šitoj atkarpoj Galatams pasakyti, kad vadovaukitės vieninteliu šaltiniu Kristumi. Viešpatie, ateinam į tavo akivaizdą, būdami nuodėmingi, būdami kalti, bet per Kristų tu mus matai tyrus, švarius savo vaikus, atstatytus ir amžinai gyvenančius su tavimi. Todėl Dieve meldžiu, kad šitų dalykų mes nesupainėtum, nesumaišytume, nepagalvotume, kad jau kiti dalykai mus gali išlaikyti ar palaikyti, kad jau tvirti galim be tavęs karaliauti, kaip sako raštas. Viešpatie, mums visą laiką reikalingas tavo patarimas, visada reikalinga tavo pagalba, visada man ir tikiu kitiems reikia tavo artumo kasdien. Kaip išmintingai elgtis, kaip būti šitame pasaulyje ir nepaskesti jame, kaip būti ir būti ta šviesa, būti ta tiesa, druska Viešpatie. Kaip Viešpatie mums šiandieną negyvent savo jėgom ir pastangom, bet pasitikėti tavim ir visą, ką darom, daryti iš meilės tau. Todėl šlovinu ir garbinu šitą nuostabę, privilėją, galybę, Viešpatie, kaip Paulius kovoja gimdymo skausmus, taip ir mes šiandieną patiriam tos skausmus, vienur ar kitur palūžtam, ieškom pagalbos kitur. Tikime Dieve, tikime Viešpatie, brolybė, seserybė, tikime ir gydytojais Dieve, kad per juos tu mus padedi. Bet svarbiausiai, kad mūsų širdis tikėtų ir remtumėsi tavimi. Mūsų dvasingumas ir tyrumas, švarumas ateina iš tikėjimo tavimi. Per Jėzų Kristų, Tėve, dėkojam tau. Te būna tau šlovė ir tau garbė. Amen.